Sveiki bičiuliai, mes vėl su Deimantu atvažiavom, pakartoti ar nebūtų galima pasakyti, nes žvejyba kiekviena yra individuali ir niekada nepavyks atkartoti tos pačios, kaip sakau, bet turim šiandien -2. Va tai va, jeigu praeitą kartą turėjom praktiškai šiek tiek tik tai, jo gal buvo 0, 1, tai šiandien turėjom -2. Tai va, kraunamės mantą, pažiūrėkit, kas darosi. Kas darosi masalų valtį. Šiek tiek yra. Tai va, susikraunam mantą su rytinė arbata, kava, gardumynais, leidžiamės laivelį. Rytinį 10 valandų damės. Jo, nu, pas mus rytas nuo 10, tai žinai, kaip sakau, kas pelėdos, kas vyturiai, tai, nu, aš kaip sakiau, visada nėra veržtis ko labai anksti ant vandens, už tai, kad nėra tų vėlyvaus rudenio į žiemą to laikotarpio pereinamo, nėra ankstyvų tų kibimų, tai labai anksti veržtis, paskui iš lovos ir skubyti, labai greitai atsirasti ant vandens nėra prasmės. Tai va, tai viskas. Einam, leidžiam laivą, plaukiam, pasižiūrim kaip seksis. 10:30, skelbia žūklę pradėta. Sninga, galim nelabai matyti, krenta sniegutis. Faina, geriau sniegutis negu lietus. Sąlygos vienareikšmiškai šiandien geresnės negu praeitą žvejybą. Tai kad vėjas toks, čia pietinis skrituokų temperatūrų daug negelbėja, bet esmė ta, kad geresnės tikrai sąlygos. Praeitą buvo taip, kad tikrai turbūt buvo sunku ir kai kur girdėti, ką kalbam, nes buvo žvėriškas vėjas. Dar bičiuliai neužsigyvena mikrofonų, tai nieko, patobulėsim, viskam savas laikas. Tais laikas įsigysim, gal ne šitam, gal kitam sezonui. Tai va. Tai tikrai sąlygos geros, kaip sakau, žvejyba pradėta. Sniegutis krenta, bet taip viskas labai smagiai ir fainai. Ar bus šiandien kas? Kai visada negalima pasakyti ir nuspėti, kaip sakau, kaip seksis tą dieną iš ryto. Tai va, plaukiam, yra plaukiančių, yra gaudančių, matau ne viena irgi valtelė. Deimantas jau su žiūronai situaciją stebi. Tuoj pasakys ir atras kokį masalą ir gal galėsim kažką parodyti ir jau kokį kibimą. Tai va, viskas, kaip sakant, gaudom, nežvynom mum, gero žiūrėjimo jum. Yra kibimas. Ką? Yra? Dabar palauk. Ne, šitą, sukiai, Yra? Yra, bičiuliai. Va. Nebaigiau kalbėti ir yra lenkimas. jo, ką kaip pagalba. Va, žmogus, sakiau, su žiūronais stebi, tik pasakiau, atras kažką kibaus. Tai turim pirmą kibimą, wow. 10 minučių įsileidau. 10 minučių paplaukim, wow, yra. Jau žvejybos pradžia yra smagi. A, čia peiliukas. Esmė. Kaip sakom, jau kaip tokiam ežere užkimpa tokia žuvis, tai čia šitų ežerų gėda pareina. Automobilijos, tai čia. Nu čia ir gytis vyruk jau. Po praeito žvejybos, tai jau čia. Oi, čia jau. Gėda, pelėda, gėda, ai, tai jau čia visai.
Bičiuliai, pirma, aš kaip sakau visada, kokia bebūtų žuvis, užkibus, ištraukta, emocija suteikta, viskas fainai. Tai va, pirma mūsų tokia, va, liuk, super. Tai va, bičiuliai, liekame su ja, mes ją gražiai. Opa. Geriau tokia negu jokios. Viskas, eiliukas keliavo. Bet smagu, tikrai faina emocija. Ir tai užsileidė, va. Nes praeitą kartą tai teko paplaukti visą dieną, kad į vakarą kažkas tai būtų. O dabar iš karto. Bet kaip sako, neapsidžiaug anksčiau laiko, nes gali būti pirma ir paskutinė. Tai gali būti tokia situacija. Na, bet kaip bebūtų, laikomės ir judam toliau. Kas telefone, kas masalus renkasi. Renkasi ir neįsirenka. Žodžiu, nekiba. Nu, kokia nekiba? Viena pagauta. Ir visai nekiba. Tai anksčiau laiko, kaip sakiau, apsidžiaugim. Ir daugiau, va, špygą. Turim, va, tokių reikalų čia. Plaukiam giliai. Vandenį turim 9 laipsnius, 3 valandas ir ramybė visiškai. Sunku ką ir galvot, ką reikėtų užkabyti. Tai va, bičiuliai, velkam. Nėra šilta, bet viskas labai gerai. Labai gera dienelė iškrito rami. Tai, kaip sakant, kaip žuvelė aukip, bet nekip. Tai va, Deimantas sakė, pagausim jo. Ai, tai jis jau pagavo, jis jau kietas jau. Jau čia dabar. Iš nulio zonos išėjau. Jau jis nulį, nes aš antra žvejyba. Su nuliu. Tai reikia man čia stengtis, jis gali ir atsipalaiduoti. Tai va, bičiuliai, stengsimės, nežinau, ant kiek čia kas pasiseks, stengsimės, darysim, gimdysim kažką. Kažką gal surasim. Nežinau, sudėtinga šiek tiek su, sakau, pačiom lydekaitėm, ne jų pakilusių surasi, ne jų kažkur prie sėklių surasi, nei giliai. Nesuvokiamai pasikalvoja. Jau kuris laikas. Nu ką, judam, plaukiam. Bičiuliai, kibimas. Mes kai visada traukiam iki pat vakarų, bet jau praktiškai pradėjau ten 4 valandos, bam, sėdi. Biškį persikeisim kotus. Tik kad man dabar jaustis. Tai tu viena, aš viena. Dar tai su Deimantu perkalbėjom, kad sakom, dar iki krantų šiek tiek turim, dar beveik vidury ežero. Viens kitą guodžiam, dar šiek tiek turim atstumo. O, čia biškį likę metrų. Aha, taip atrodė, kad arti valtį žilko užnėrių. Neblogai. Šiandien pėdų užtempas į dugną normaliai. Jau man praeita žvejyba su nuliu.
Jau šitą būčiau nepakėlę. Galima. Ko jūs toks ponas čia atsipalaidavę? Aš nežinau, kad Jums graibštas ne po ranka, ar kaip čia? Ką jūs į savo leidžiat? Būsit tų etatų mažinimas bus, jeigu šitą. Krokodilas. laikais darbą reikia įlyti etapą mažinimą, reikia dirbti normaliai. Didelį, žinau, 4 kilometrus. Ar jeigu ne 5. Visą godžiai, surijus. Op. Visą surijus godžiai gumą iki užpakalio. Ai, aš Žinai, tiek laukta. 6 kilo. O, pasverta iš anksto ir einam įsikabyti. O, bičiuliai, žiūrėkit, kas tą gerai. Matot, gerai žiepta kažkieno jau. Tuoj mes ją pasveriam. Kiek turim? 4,670. $86 semukai ir keliauja atgal. Duosim biškį į gaikštelį, atsigaut. Opa. Atsipumpuoja. Versija. Gerai. Nuvažiavo. Tai va, draugai, tiek laukta. Kai visada mum į vakarą. Jau snigt pradėjo. Visą dieną šiandien tokia pasnaigena. Vėl praeina. Nėra šilta, bet svarbiausia, kad nėra stipraus vėjo. Nes tas vėjas, kaip nėra temperatūros, tikrai nėra malonu įpučia. Tai va, labai smagu, kad bent viena Deimantui, viena iš ryto, viena dabar man, sakau, 4 valandos 12 minučių. Tai iš tikrųjų, kada mes čia po 10 startavom, tai jau yra šiek tiek laiko ant vandens. Kaip sakau, trofėjų laikas, bet jų niekada nebus ten kitų begai. Sunkiai, bet pasigavo. Tai dar šiek tiek paplaukiam. Tai jau mes ir šviesą įsijungiam su tenu. Žodžiu, judam link kranto. Dar meškerės nesuvyniotos, bet imsim jau vynioti. Viskas praktiškai 5 valandos, kaip matot, su temo. Tai bendrai, rezumuojant, kai visada diena smagi. Diena smagi už tai, kad iš ryto šalnelė tokia kelių laipsnių. Vėjukas toks nekankinantis,
nesmelkintis kiaurai. Bendra oro temperatūra įsilaikė apie maks čia iki 2 laipsnių šilumos, 0 iki 2. Tai va, kibimas vienas iš ryto labai nudžiugino. Gal apsidžiaugėm per daug ir per greitai. Galvom, kad čia bus, tai bus, bet nieko čia nebuvo. Ir va, vienas kibimas man išlipau iš praeitą kartą 0 zonos, nes praeitą kartą neturėjau nei vieno kibimo, o šį kartą va, patį vakarą viena pajudino ir mano meškerį. Tai išgeriam paskutinę arbatėlę, susitvarko masalus ir judėsim viskas link kranto. Kada dabar pavyks išplauks, sunku pasakyti, nes viskas priklausys nuo orų. Visa likusi savaitė ir į priekį gerai irgi matau, kad nepalankus vėjai, tai jie yra rodomi gana stiprūs. Tai tikrai niekas čia neplauks per tokį vėją, plius kad tokios temperatūros. Tai va, bičiuliai, tiek šiandien iš mūsų. Ačiū, kad jūs užprenumeruojat. Matau, kad įdomu, nes peržiūros, sakau, yra. Matau, kad žiūrit. Ačiū, kad ir pabendrinat, kad uždedat laiką. Ir kaip visada, pasimatom kituose video. Likit sveiki.